Labas, Alvyds Masals iš Mešk. Vėl ruošo naują veit. Ir iš tikrųjų tu radom superin veitel, kur mėdis toks patrešęs gerai nuvėrts. Ir vėl kur nori parodyti, kaip visada jaunimo pravers, o gal kartas kas nors ir panaudos, kas jau ir liktai patirs medžiotosi. Žiūrėkit, kur mes padirbom. Tiesiog išpjovėm, reišk, tuoj kaip geldelbiškėl. Esminė dalyka, labai gera, kad jis patrešęs, va. Mato toks, nu, ne visas sutreš, bet pakankamai jau yra, jau įsigersia. Toliau būtina padarykit išbėgti ondeniai. Kad ondo nesilaikytum, reiškia, turbūt išbėgti, nes turėtų ondo. Reiškia, tas viliuoklis įsigerščia ir viskas bus super. Ir mes čia padirsim dvi veitas. Reiškia, bus čia šitą atsiminkit to pusę, nes kamerą pastatysiu. Reiškia, čia bus super smoks, nepalauk, kaip čia ir. Ne, čia šitą bus masnos smoks, šitą užsirašęs. Čia bus masnos smoks, o čia šitą bus super smoks. Irgi matot, va, įtų pat geldėl, irgi padaryta ondenė išbėg, kad nesilaikytum, nes dabar lin. Ir va čia prisigers, viskas bus gera. Kadangi aš neturiu kur daug pasiruošti susimaišyti, tai vien žodžiu, žiūrėk, ką aš taisau vėl. Rodau, kas jau pykstat, nežiūrėkit vien žodžiu. Ai, va nepadirbau iš pradžių, kur reikia padirbti. Kadangi čia super smoks, reikia biškus suplakti. Va. Gali teplak, nesvarbu, vien žodžiu. Jokauju, visi vyras supranta, tai super. Žiūrėkit, va. Va, įpilo. Įpilo visur, va, fainiausia, apypilo mėdį. Nu, aš kaip sakiau, kadangi netaupau, biški daugiau. Va, liuks. Apipiliau. Dabar paėmam, kaip pavyzdį, pabarstom. Čia ir macnos smoks. Pabarstom tų ir kadangi neturiu kur sumaišyti, tiesiog pabarstau, va, biškų kukurūzų ir vėl papilo macnau smok. Va, apipilo, labai gerai įsigers, tai milta, viskas ir dabar darom viršau, žiūrėkit, dar užkratau miltų, kad nebūtų ryškių spalvų, matot, viskas susiderin su gamta, viskas veita paruošta, einam prie kitos veitus. Ir vėl tos pats dainis. Žiūrėsim, kas kur labiau, nors viskas ir seniai ištestauta, čia šitą turėtum sternėlis labiau, bet ką pavyzdį sakau, kiti medžiotojai sakys, kodėl čia veino veito smertas baid, nieks. Viskas ir ištestauta ir įrodyta 100 kartų, nebaid viens kit. Macnos smoks nors nusys černams, bet nebaid nei sternų, nei elnių ir dar nedivų, kada teisani ir ten, kaip sakė, paėdinės. Viskas yra ok. Lygiai tas pats čia va. Ir labai gerai tos griuvėlš išpjauts. Va, aš įpilu, čia įsigers, kvepės ilgą, apipilu va kraštus, galim ir ant medės ir da užpilti. Kaip sak, viskas šį natūralus, gamta jok pavojaus, viskas veterinarijai derinama, nėra nieks išlempas padaryta, jokių cheminių medžiagų nė. Dabar nesvaru, galim pirmą kukurūzų papilti, jų skirtum nėra. Įvėja, dabar įpilam biškų kukurūzų, įpilam, va, super masals, tas į super masals. Ir dar biškos skyščiaus. Galim, kaip sak, niek čia netaupyti. Pripilkiam pilnas geldelis, va, čia gerai įsigers, kažkas jau matot, kaip gerą nuolėt. Va, bėg lauk, bet niek nevodys nubėgs, biškun žemės. Į viršų dar užbarstau. Va, kad nebūtų įkriškaus tos spalvos. Viskas, matot, nieks nepasikeit gamtų, jeigu iš toliau taip žiūrėsit, beveik jokių problemų nepaskaitin, dabar į tos pjūvins biškėl, nes varbanos tu jau pats susiveinuodin, čia viskas, kaip sak, susitvarkys ir viskas bus super. Žvėris nebijos, statom kamerą, žiūrit, stebėt, kada jis net nebejuoja, nežinau, greičiau vėliau, matot, žėjimos nė tragedija, bet nesvarbu. Ir kaip ir mes dirbam savo darbą, nes čia, kaip sakiau, ne tik priviliojam, bet ir pamaitinam, raga bus geresnė, čia mineralų, visokių reikalų, kas ir labai naudinga žvėries organizmo. Alvyds iš Meška, sak jums visiems iki.